Seniūnijos darbuotojas su mano artimai draugavo, žinau, jis jau vaikystėje labai gražiai piešė. Žiūrėkit, tokie atsiminimai apie jūs išlikę. O šiandieną tai yra šaržo ir karikatūros. Šaržas tai tokia, jeigu aš kaip pats irgi šiek tiek ir ypač Raimundas man papildytų, tai yra labai jautri tema. Nupiešti pereiti į karikatūrą, kad tu žmogų įžeistumėjai, su jumoru nupiešti šaržą. Tikrai patikėkit, yra nepaprastai sunku, mums tai ir patvirtinti. Maldas, atsiprašau, Raimundą pasakiau. Taip, man čia, aš patvarčiau dušą. Raimundas į mane žiūrėjo, aišku, tai čia yra, kai mūsų dalia sako, taip kaip šeiminiškai, nes kartais to daug kalbi ir gali išeiti, atsiprašyti jūsų. Taip, ir šiandieną mes darbuotojai, negalėjom laiko studijuoti, atpažįsti Šilutės žmonių veidus. Vienas Halėje sutiktas, kitas kažkur dar sutiktas. Tai yra antiek pagauta, juk kas yra tu pirmiausia labai studijuoji žmogaus veidą. Ir mūsų, kad pasisodino ir piešiu, jis piešia šaržą iš nuotraukos. Nori iš arčiau, iš toliau. Aš galiu kalbėti, nes mūsų vieną vakarą prasidėjo mano automobilyje beveik 2 valandas, pusantros ir išdiskutavom. Tai man dabar labai lengva, jis pasakys, ko aš nepasakysiu. Man tada tiek įdomi asmenybė, aš atradau vėl, nors žinojau nekivaizdžiai, dirbant muziejuje ir mūsų direktorė Rožas žino, jis atnešė jau tada mums keletą saugojimą, kuri nugala muziejaus fonduose. Tai reiškia jau tas yra. O čia yra būtasta. Galima užsisakyti ir jums sutiktų maloniai nupirkti karikatūrų, kurios labai neigia rūkymą. Kada laiko nerūko, tai mano buvo labai nesvarbus klausimas. Kaip jis man diplomatiškai atsakė, savo mėgogus niekada ir nerūkė, o aš paklausiu, nieks pakalbė tikrai, visi būna išbandę. Tai vėl toksai kaip sveiko gyvenimo nupiešiam. Toliau žmonės, draugai, ar artimiau užsisako, netgi yra viena tokia įdomi, atraskite, jie bus 2 paveiksliukai viename rėmelėje sudėti. Ir visą tai aš nenoriu daugiau akcentuoti, nes kitą kartą tu paruoši klausimus. Dailininkai, menininkai, kiti būna nekalbus, tada jau tu pasiruoši, intrigą surandi, kad jį kalbinti. Čia pas mus šiandieną svečiuose savo parodą pristatote, ką turi pasakyti, nesigėdinkit, nes tai iš tikrųjų dabar perduodu žodį jums. Rusniškis ir rusniškis. Man pavalgyti nedaug nepašnekėti. Arba, ką aš sakiau, mergina? Galima atsidėti. Jis įtraukė iš Kairėno, jis draugiuose gyveno, o komplekse dirbo. Tai va tokias sukuriu siužetą pats, jie man susako dalykus, pavyzdžiui, tas viršutinis kabinas tai yra 5 metai vestuvėms. Matomai pagal tuos visus kanonus 5 metai sveikas medinės vestuvės. Tai nupiešiau nuotrauką ant medinio arklio, žirgo. Ką tie gyvūnukai tokie visi paukščiukai? Tai čia yra mano, va, aš save kaip kada turiu tokią šaržą piešiau, irgi galvojau. Tai mano kaip vizitinė kortelė tokia yra, man patinka varnas piešti, bet, kad nebūtų vien taip varnas, sakau, kažką reikia paįvairinti. Tai balandžiai, visokios kiti paukšteliai, tai yra, šitas gyvūnėlis, aišku, tai jų yra. Bet čia yra jau mano improvizacija. Kažkur tai gal kažkokį tai zuikį nupiešti šonę, kažkur tai prabėgantį, kažkur tai dar kažką tai, kad, piešinys, man patinka smulkus dalykas, smulkmeniškas esu, piešinys išsinuose. Tai va. Gerbkite mylėti. Kiek plačiai visą pasaulį paplitę darbai? Šitas darbas nuvažiavo į Čikagą. Šitas darbas, aišku, jis buvo šimtiškis yra, šitie yra Vokietija, Saksonija. Šitie, aišku, dabar nežinau, kur tas darbas yra. Jis nežinai, kur tu savo darbas turi pasikabinęs. Ai, Rūsnį pasirodo.
O jūs tai kada jūs dalis yra tai. Taip. Pavyzdžiui, klausimas, kodėl dydžio? Kodėl ne didesni? A4 formatas. Taip. Na, vienas dalykas, tai einamiausias formatas, kitas dalykas yra savanaudiškai, dabar pasakysiu. Įsiktūrėtum. Įsiktūrėtum. O kitas dalykas, jeigu didelį piešą, esu piešęs A4 formato, taip, aš piešiau visą šeimą, 5 žmonių grupę, piešiau mamą, tėtį, 4 žmonės, mama, tėtis ir dukra ir sūnus. Nu, ir jie sako, mėgsta atostogauti, tai aš juos nupiešiau ant tikrų garių, Egipte, tarp jų yra